Kelios taiklios mintis, kurias išgirdau. Paklausyk, ar pritari. Nustok laukti, kol kažkas ateis ir tave išgelbės. Niekas neateis. Tu pats atsakai už viską, kas vyksta tavo gyvenime. Net ir už tai, kas nutiko ne dėl tavo kaltės. Antra yra ribos. Jeigu nemoki pasakyti ne, tavo gyvenimą reguliuos kiti žmonės. Ribas reikia turėti. Kitaip pastoviai įsiversi į visokias nesąmonės. Ir susitaikyk su tuo, kad dalis tavo problemų taip ir niekada neįsispręs. Nereikia su jumis kovoti ar bandyti kažkaip viską sutvarkyti. Tiesiog judėk į priekį ir tiek. Kitas dalykas, tavo paties mintis tau nuolat meluoja. Protas pradeda panikuoti, kad pasaulis griūva dėl mažiausios smulkmenos. Arba kad visi aplinkui aptarinėja tavo klaidas. Realybėje visiems vienodai tavo bėdos. Visi užsiėmė savo reikalais. Todėl, kai pajunti, kad smegeninė vėl pradeda sukti nesąmonės, tiesiog ją užčiaupk. Nustok lakstyti paskui žmonės ir bandyti jiems įtikti. Kam tu patenki, tam jokių įrodymų nereikia. O kitiems vienu ar kitu atveju vis tiek liksi blogas. Ir turbūt sunkiausia yra kartais geriausia, ką gali padaryti, tiesiog paleisti savo svajonę. Jeigu laiku nepaleisi to, kas neveikia, tiesiog gadinsi savo laiką vietoje to, kad pradėtum kurti kažką naujo. Ypatingai tai liečia santykius. Galiausiai gyvenime liks tik tai keli žmonės, kurie bus iš tiesų svarbus. Kai juos rasi, brangink ir saugok. Jeigu šitas video surezonavo, pasidalink juo ir parašyk komentaruose tai. Aš kalbu apie kokybiškus žmogaus pokyčius. Jeigu tai tau aktualu, pasek man. Siunčiu tau šviesos.